Taigi, sveiki visi, su jumis aš Denikit66 ir šiandien aš parodysiu jums, kaip statytis automatinę cukražolių fermą. Aišku, jums jaučiu nelabai įdomu, nes jūs jau žiūrėjot daug video, kaip daro. Tai aš pagalvojau, gal šiandien aš padaryčiau video su automatinė cukražolių ferma. Taigi, mums reikės sendo, tada reikės paprasto pistono, redstone'o, leverio ir redstone repeaterio. Ir aišku, cukražolių. Va, cukražolės. Tai pirmą einam. Dar reikės paprasto kokio nors bloko, tai galim paimti stone'ą. Tai toliau tada statom čia reikės, dar kibirą vandens. Lošiu aš su Faithful Texture Pack'u 30 ant 30. Visai labai geras Texture Pack'as, siūlyčiau ir jums atsisiųsti. Čia mane lagina, aš tiesiog labai greit statau. Va taip. Mane labai lagina šį kartą, nes nežinau, kas pas mane su kompu pasidarė. Nebelagina kažkaip. Čia. Pasodinam cukražolės. Tada aš ją bandau pats savo padaryti. Bet ir jums noriu padėti, kad ir jūs mokėtumėt padaryti automatišką fermą. Tada va taip 3 ant 3. Nesvarbu, kokį ilgį jūsų cukražolių ferma, tiesiog gali būti bet kokio ilgio, tiesiog reikia 3 ant 3. Taip. Taigi, tada dedam čia redstone repeaterius. Žinau, galvojau, kad irgi taip reikės daryti, va taip atstumti. Iki pačio galvo pasirodo ne. Taip, toliau redstone'as. Oi, čia per daug. Gerai, tada čia pristatom visą redstone'ą. Ir čia dar tada padedam leverį. Pažiūrėsiu, ar viskas padaryta. Dabar pabandom padaryti. Taip. Taip ir suveikėm. Taigi, va kaip reikėtų daryti jums redstone repeaterius. Automatišką cukražolių fermą. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvau aš Denikit66, premium skinas premium. Ir visiems iki.